direktoriui. Sveikas, Tomai. Labas, Vaidai. Tai prisistatom, aš esu Vaidas Ky, mąstymo keitimo coacheris ir mentorius. Aš esu Tomas Lukoševičius, NLP Explorer Lietuva mentorius, praktikuojantis NLPeris, coacheris. Tai ko gero būtų tie pagrindiniai dalykai. Jau NLP toks kaip pasidarė kaip ir gyvenimo stilius, ne? Oi, vienareikšmiškai. Gyvenimo būdas. Jau šiandien ką mes norim padaryti, mes norim pasidalinti, kokią įtaką coachingas ir NLP, vis tiek daug sesijų mes darėm, mums darė ant pačių, apsikeitinėjom daug sesijų ir ką tai duoda, koks rezultatas to coachingo, nes dabar tų coacherių ten, su samčiu gali semti, ne, ir turbūt gal daugam jau atsibodė yra šitas, paklausinėk, pacoachink mane, ne? Yra tokių dalykų, yra. Tai aš kai pabaigiau coachingą pirmą kartą, tai po pusės metų studijų atėjau į sesiją, dabar kaip čia, kurį įrankį čia naudoti. Čia ko gero tas pats ir man buvo. Aš pirmą kartą, kai pabaigiau coachingą, tai man tas buvo suvokimas, supratimas ir aiškumas dėl to, kad aš turėjau tų sesijų jau ir prieš tai. Tai šioks toks suvokimas buvo, bet sakysim, tikrai, kokį įrankį naudoti ir su ko visą tai suvalgyti, su ko būtų skaniausia suvalgyti, tai aiškumo tokio, mažokai buvo. Ir aišku, su patirtimu užauga tas vaikas, tas ekspertas. Tai valgom ir didėjam. Jo, tai tada pasidalinam, ką aš galiu pradėti tada, kaip tas coachingas NLP, kaip pakeitė mūsų asmeninį gyvenimą, ką tas duoda pusę metų, tarkim, pasavaitinių praktikų ir kursų. Tai ką aš pamačiau, savo tėvų tas problemas, tuos neužbaigtus dalykus, ar tas vietas, kur jie prasileido. Ne tai, kad dabar čia rodyti pirštais, tu kaltas, kad aš kažko neturiu. Buvo ir tai, čia praeitį, man atrodo, čia pas daugą rodyti pirštų į tėvus, tu kaltas. Tai čia ne pirštais rodimas, o tai, kad aš pradėjau matyti, kur jie kažkur galbūt nesusitvarkė, kažkokios baimės buvo, žengti žingsnį kažkur nesusitvarkė galbūt su atsakomybėm ir tokie dalykai visi. Ir aš pamačiau, kaip tie dalykai perėjo man pasąmoningai. Tiesiog, kadangi aš užaugau su tėvais, aš užaugau su sesė šeimoje ir mes tiesiog kopijavom, ką tėvai darė, kopijavom, aišku, kaip ir visi kiti ir viskas. O man pradėjo matytis, kai aš pradėjau save matyti iš šono per coachingo sesijas, per NLP technikas, aš pradėjau matyti, kur aš apgaudinėju save, kur aš mulkinu kažką, pirmiausiai į save, kur išsisukinėju nuo dalykų ir pradėjo matytis, palauk, iš kur visas šitas ateina, kas čia vyksta. Ir vieną susitvarkau, dar vienas grybas iššoko, tai man asmeniškai padėjo, čia gal galima net vadinti karma, kur pereina iš kartos į kartą ir obuolys nuo obels, kaip ten, toli nenukrenta, bet pas mus kaime sodelis yra ant kranto, tai jeigu žolė nupjauta ir obuolys nukrenta, tai jis nurieda gan toli. Tai mano tas, kad aš pamačiau tą galimybę augti ir prieš tai aš to nemačiau. Ir čia irgi vienas iš coachingo NLP įrankių yra, kur nesąmoningas nematymas, tai net nematai, kad problema yra. Paskui pamatai, kad problema yra, aš turiu problemą. Prieš tai nemačiau, aš tikrai turiu problemą. Tada kitas jau laiptelis, kad problemą jau matai ir jau moki su ją dylint. Ir paskui kitas laiptelis jau tu net nežinai, kaip tu tai darai ir tai taip gaunasi automatiškai. Tai pavyzdžiui, pirmas būtų, aš nemoku važiuoti su dviračiu ir
man atrodo, kad to nereikia. Paskui aš pamatau, kad, man visai būtų faina važiuoti su dviračiu. Ir paskui aš atsisėdu, žiūriu, kad čia neina net susitvarkyti, vairas taip, anaip, čia pedalai. Paskui aš įdedu pastangų ir paskui aš jau važiuoju su dviračiu. Ir paskutinis laiptelis aš jau važiuoju su dviračiu, aš negaliu net pasakyti, kaip ten važiuoti, tiesiog man gaunasi automatiškai, aš net, kaip ten, tas balansas tiesiog susidedi ir važiuoji. Ir kitam net negali paaiškinti, jam reikia, tu turi atsisėsti ir pabandyti. Ir tas dviračio pavyzdys yra kaip ir taip su gyvenimu turbūt, ne? Kuo puikiausiai. Čia, aš manau taip, kuo mažiau žinai, tuo daugiau užsiduodi savo klausimų, kažką ignoruoji, kažką taip, gerai, yra palieki, bet čia turbūt tas visas eismas ratu, jis taip ir yra. Kai atsiranda mano subtili nuomonė, kai atsiranda kitokio pobūdžio mąstymas apie platesnius dalykus, kuo daugiau žinai, tuo daugiau supranti, kuo daugiau suvoki, tada tu turi pasirinkimą keisti ar nekeisti. Ir jeigu keisti, tu jau žinai, kaip tai padaryti. Tai sakysim, coachingo, NLP technikų dėka žmogus keičiasi, nes prasiplečia akiratis, ateina suvokimas, supratimas, kad tu neprivalai kentėti. Jeigu tau tam, tarkim, mano atveju, kodėl mano tas, aš save pavadinčiau tuo vadinamu anglišku terminu late bloomer. Kaip dar kartą? Late bloomer. O čia lietuviškai kaip? Tai žmogus, kuris vėliau atsiskleidžia, pražysta, ta prasme. Ai, čia tie vėlyvi juodi serbentai, ne? Taip, tie patys. Tai tarkim, mano atveju, pas mane buvo labai daug, irgi iš tos pačios vaikystės, labai daug blokų, kur man mokykloje sakydavo, tu tai vidutinybė, tu ten taip, tavo tėvas tai ten, autoritetas. Iš šito nieko nebus. Čia dar vienas. Ai, aš atsimenu, prisimeni, mes 80-ųjų vaikai, tai atsimeni, kai prieš išeinant, pabaigiant klasę, mes ten piešdom, kuo norėtume būti. Ir aš atsimenu, kaip dabar prisimenu šitą dieną, tai buvo vos ne prieš 40 metų atgal, bet aš ją kuo puikiausiai prisimenu ir man tai paliko didžiausią turbūt įspaudą mano gyvenime ir mano veiksmuose ir visame kitame, kai aš nupiešiu, kad aš noriu būti mokytoju. Iš manęs buvo tiesiog, tu mokytojas? Va dabar ir esi, jau eini ten eini, žiūrėk, pildosi. Taip. Ir man tada iš karto buvo, tada nupiešiu raketą, būsiu kosmonautas ir visi patenkinti bus. Ir aš savo tuos visus tokius, žinai, malšinau, kol vieną dieną aš turbūt iki tiek užsiblokavau, kur aš negalėjau normaliai gyventi. Tai buvo kažkokia egzistencija, toks, nežinau, kvėpavimas toksai, žinai, pridusintas, bet tai tiek. Gyvenimo džiaugsmo kaip ir nelabai, žinai, jo buvo. Ir ko pasekoj? Turbūt... Kritikos blokai, ne? Jo. Turbūt pats blogiausias dalykas mano gyvenimo, kuris įvyko, tai sakyčiau netgi tokia, suprasčiau, depresija, ar ne? Ir iš to išsivystė panikos priepuoliai, kuriuo aš negalėjau kontroliuoti. Tai buvo ir gėdinga, ir didelis diskomfortas, nes tai, ko tu negali kontroliuoti, o tau tiesiog užeina ir tu nežinai, kaip su to susidorot, tai yra kažkoks košmaras. Būnant vyru, ypatingai iš vaikystės skiepimo, tu vyras, tu stiprus, tu neverk. Tu turi atlaikyti situaciją. Būtent, tu vyras ar ne vyras. O tai čia, negaliu. Būtent, čia yra tokie dalykai, kur galvoja, viskas. Kaip alkoholikų, žinai, kaip būna, sako, viskas pasiekiau dugną. Tai man čia irgi buvo psichologinis toksai dugnas. Taip. Ir labai, labai gerai, kad kreipiausi pagalbos. Iš pradžių tai mane tiesiog pasiūlė, klausyk, sako, man atrodo ten negerai, bet jeigu tu norėtum, tai aš tau galėčiau padėti. Ir tas žmogus buvo Vygandas Rutkauskas. Ir aš dar taip kažkaip buvau girdėjęs, kuo jis ten užsiima ir taip toliau, ir man tas, žinai, kažkaip skeptiškai žiūrėjau, nes, kaip ir įdomu, bet kaip ir baisu, taigi čia, blemba, čia reikia. Dar nėra taip blogai, dar galiu pakentėti. Dar man nėra taip blogai. Ir žodžiu, o po to viskas prasidėjo, supranti, ir kaip pagyji, kai tu suvoki, kad, man palengvėjo, kad viskas sutvarkoma, žinai, nėra čia taip beviltiška.
tada jis mane pasikviečia mokintis ir, žinai, ir pagauni tą tokį dalyką. Taigi aš nuo vaikystės domėjausi hipnozę, man psichologija visada patiko ir taip toliau. Ir Tomukai, pas tave išlenda tas, kad tu negali mokintis, tu nesi gabus, tu vidutinybė ir tu niekados nemokinsi. Ir čia žmogus pasineri stačia galva į visą tai, susitvarkai save, tada pradedi mokintis, tada prasidirbi savo visus ten tokius, žinai, kurie tokie apčiuopiami, akivaizdūs dalykai. Ir tu supranti, kad wow, tai veikia. O tada kažkas tai paprašo pagalbos, padedi ir ten wow, veikia, taigi tu kietas. Ir tas ego auga kartu su tam, bet mano atveju man tas ego tai buvo toksai kaip reaktyvinis kuras, kad dar daugiau mokintis, dar daugiau sužinoti, dar daugiau ten visko, žinai, padaryti. Ir mane antrais metais mane pabaigų kurso jau pakvietė būti mentorium. Ir man buvo, iš pradžių galvoju, o Dieve, kaip man čia, o paskui taigi aš galvoju, gerai, aš tiesiog dalinsiu savo patirtim. Ką aš išmokau, ką moku, kaip man gaunasi. Ir tada supranti, kad tu besimokydamas dar daugiau visko prasidirbi. Dar ten randi tų savo tarakonų tamsiausiose vietose, kurio, žinai, gali išnaikinti ir wow. Taip. Ir su studentais, kada dirbam, ta prasme, pavyzdžiui, kalbėti apie kažkokį skaudulį, ten man vaikystėje buvo tas ir tas, tiesiog pasidaro nei gėda, nei, visi turi tų dalykų, ne? Ir būna bėga ašaros ir visi šitie dalykai yra žmogiški. Tiesiog, kuris čia neverkia, kuriam čia neskauda, kuris čia neturi traumų, pakelkit ranką. Matai, pavyzdžiui, aš tau taip pasakysiu, aš niekados nerodydavau savo ašarų. Pergyvendavau tyliai, viską kaupdavau, aš toks kaupukas buvau. Suvalkietis, tai genuose, nieko nepadarysi. O po pirmų turbūt sesijų su studentais, man nebuvo gėda ten per praktiką ar praktikos metu apsiverkti, tarkim, prieš moterį, nes tai priimi kaip savo draugą ir ta NLP studentų bendruomenė, tu tampi kaip šeima. Tu žinai vienas kito paslaptis, ar ne? Viskas priklauso, kiek tu daliniesi. Paslaptis tokie, žinai, bet, kaip sakau, visi pilni ir, Būtent, bet tai yra dalinimasis. O kai atrandi, kad dalinimasis yra gėris, tai viską pradedi žiūrėti kitaip. Būtent, labai gerą paminėjai dalinimasis. Ir jeigu aš pasidalinu savo skauduliais, tarp kitko, yra labai geras TEDx video angliškai apie vulnerability, apie, kaip vulnerability lietuviškai, jautrumas, trapumas. Pažeidžiamumas. Pažeidžiamumas, Ir jeigu aš atsiveriu savo pažeidžiamumą ir tada kitas žmogus, kuris šalia, jisai nusiima savo šarvus. Ir tada įvyksta visai kitas dalykas. Tai pavyzdžiui, kaip šeimose, kaip santykiuose, kiek tas pažeidžiamumas, kiek partneriai vienas kitam atveria širdis. Ir jeigu yra paslapčių, jeigu yra tokie, aš tu man toks, tai tokie ir santykiai. Tai lygiai tas pats ir kitose dalykuose. Aš nesakau, kad čia darbdavys turi atsiverti darbuotojams, ar visi turi ten atsiverti. Aš sakau, kad yra tam vieta ir paplūdimį einam su maudimukais, gatvėje apsirengę. Yra tam vieta. Taip. Jo, aš tik noriu pasakyti, kad išsivalyti tas savo patirtis trauminės ir atsivert ir susijungti su to vidiniu vaiku. Kaip ir sakėjai, tu piešiai norėdamas būti mokytoja. O paskui tas užsispaudė, nes visi sakė, ne, mokytas, koks tu mokytas? Jo, o paskui prasivalom ir kai sąmonė sustiprėja, tada išlenda tie blokai, nes mes galim su tais blokais tada jau susitvarkyti. Nes iš kur atsirado pas tave šitą priepuoliai? Tiesiog, kad jau pradėjo tiek, apsauginis mechanizmas kažkoks, ne? Taip. Būtent taip ir įvyko. Taip, jau negali daugiau atlaikyti to tokio, kaip sakyti, šūdo ir tada tave išjungia. Ir tada tau tas pradėjo trukdyti. Ir pažiūrėk, dabar visai kitas reikalas. Aš vertinu savo gyvenimą
iki NLP ir dabar. Aišku, žinau, kad tai idėjiškai skamba galbūt neskaniai kažkam. Tebūnie. Aš taip vertinu savo gyvenimą. Aš kiek prisimenu, kiek aš išgyvenau, kankinausi bereikalingai. Jeigu aš būčiau kartu ėjęs kojo kojon, tarkim, su kokiu Richardu Bandleriu, tai aš būčiau, tarkim, nuo vaikystės studijavęs tą NLP ir būtų viskas buvo kitaip. Aš, tarp kitko, aš galvoju, kad NLP praktiko kursas turėtų būti netgi mokyklose. Tai čia niekad nebus, gali pamiršti? Galimai, bet tai sukurtų žmogų, žinai kokį, dabar gamina robotukus. Mąstantį, o mąstančių niekam nereikia. Reikia, kad stovėtų, spausdytų mygtukus ir užsičiauptų ir būtų ramus. Sutinku. Galimai mūsų švietimo sistema yra tokia, kad gamint teisingai tokius, vadinkim, robotukus, paklusnius žmonės ir taip toliau. Mąstančių, ypatingai Anglijoje, tai aš tikrai turėjau keletą pavyzdžių, kur man atvirai buvo pasakyta, kad, klausyk, mums reikia dirbančių, mąstančių mums nereikia. Nes tu pradedi galvoti ir pradedi maišyti, kišt pagalius į ratus. Tai vėlgi, tai aš sakau, aš, pavyzdžiui, prieš kokią 20 metų man būtų bus tragedija, o dabar sakau, viskas, aš nesinervuoju, sakau. Ir man, tarkim, duoda pavyzdį kas nors. Tu teisingai, tu taip ir daryk, nes čia aš esu tam, kad stresuočiau, nervinčiausi, pergyvenčiau, galvočiau, o aš sakau, viskas, well done. Aš čia tam, kad dirbčiau. Tu jeigu nori stresuok, man moka už darbą. Jisai ir pasakė, kad taip turi būti. Viskas. Per darbo interviu, aš atsimenu, manęs klausė, kaip tu atlaikai stresą? Sakau, normaliai. Viskas priklauso nuo to, kiek papildomai bus mokama. Paprastas atsakymas. Žmogus pasidarai toksai, ne tai, kad ciniškas, nejautrus, bet tu nekreipi dėmesio į tą negatyvą. Tu žinai savo vertę, tarp kitko, kalbant apie savivertę, ar ne? Savivertė, aš nebijau pripažinti, kad pas mane buvo žema savivertė. Man labai rūpėjo, ką kiti pasakys. Dabar aš žinau savo vertę. Aš žinau, kad yra žmonės, kurie mane vertina už mano patirtį, už mano, nežinau, mokslus, už tai, kuo aš dalinuosi, ką aš mokinu, už tai, ką aš darau, kaip padedu ir taip toliau. Ir man to užtenka. Man nereikia kažko tai gauti, kad pasitvirtinti, jog aš čia geras, toks šaunuolis, žinai, viskas tvarkoja. Ne, tiesiog atsiranda ta ramybė, kai tu žinai savo vertę ir tu žemiau jau neini. Viskas. Ir tau nereikia savo įsirodinėti kaskart, kad tu kažko vertas. Tu tiesiog žinai. Tai čia dar vienas tas aspektas, kurį tiek NLP, tiek coachingas labai puikiai man sutvarkė. Aš negaliu kalbėti už kitus. Tarkim, būtų politiškai nekorektiška kalbėti už kitus. Aš žinau poveikį, bet konkrečiai aš kalbu iš savo perspektyvos, ką man tai davė. Tai čia vienareikšmiškai kelia savivertę, nes pradedi matyti save iš šono ir vienareikšmiškai jau į seną mąstymą grįžti negali, nes jeigu išmokai važiuoti dviračiu, jeigu išmokai važiuoti mašiną, jau negali atmokti. Nesigauna. Ir tai ką noriu pasakyti pabaigai, atsakom tada į tokį klausimą, kaip tu įvertintum save, jeigu pamatuotai tu nuo 1 iki 10, koks buvai prieš mokymus ir dabar, kiek dabar nuo 1 iki 10, jeigu eitų tai pamatuoti. Savivertę ir kiek tas išlaisvėjo bendravimas ir mąstymas ir kokios galimybės atsirado. Aš tai drąsiai galiu teikti, kad buvau vienetas, o dabar aš 10. Ir 10 pasakysiu dėl ko. Šiandienai aš tikrai 100% įsitikinęs ir aš taip jaučiuosi, kad aš esu pati geriausia savo paties versija. Man nereikia lygiuotis į kažką. Taip, aš turiu žmonės, kuriuos aš gerbiu, kurie man yra pavyzdys. Taip, bet aš nebėgu ir neieškau to paties, ką kiti turi. Aš tiesiog žinau tai, aš įsivertinau ir aš žinau, kad aš vertas 10. Aš sakyčiau, aš gal kokį buvo
Šiaip nebuvo ir taip blogai, tik tai toks, nu, žinai, kai dabar, matau dabar, bet, nu, aš turėjau to bagažo ir buvau užspaustas, toks agresija užspausta, buvau daug agresyvesnis, labai trūko empatijos, tos atjautos, tiesiog, pas mane buvo balta ir juoda, nu, tiesiog, toks, tai sakyčiau, kokie gal 4-5 gal, jeigu nuo 1 iki 10, o dabar apie 9 toks stiprus, noriu palikti 10-tuką, taip kaip truputėlį, kad būtų vietos paaugti dar. Tai va. Tai aš tą ribą aš irgi galiu kiekvieną kartą pratempt, kažkaip tai aš tiesiog vertinu tai, kaip aš mąsčiau, koks aš buvau ir koks aš dabar esu. Sakysim, tobulėjimui mes visi žinom, kad visko neprasidirbsi. Nėra tiek laiko, nėra tiek sesijų, bet kiekvieną kartą kažkam išlindus, tu jau žinai, ką su tuo veikti. Taip. Tai aš ten ant to 10-tuko aš galiu toliau lipdyti. Tam pas mane yra dar tų skaičių. Nes kita diena ir šiandien vėl 10. Taip. Ir kita diena ir tai va. Aš tai todėl ir pasakiau, šiandien aš vertinu save 10-tukui. Toliau bus matyti. Super. Tai va, tai ačiū tau už šitą trumpą tokį interviu. Ir dar kartą NLP ir coachingo mokyklos pavadinimas yra NLP Explorer. Ir mūsų coacheris, mokytojas, dėstytojas, guru ir 15-20 metų patirties turintis coacheris su ten visą sieną atestatų pažymėjimų Vygantas Rutakauskas. Ir tai manegi asmeniškai padėjo ir buvo depresijos juodi dūmai ir reikėjo pagalbos. Ir va, taip aš irgi atėjau į šitą dalyką, į šitą studijas. Tai va. Tai ačiū tau, Tomai. Ačiū tau, Vaidai. Ir susitiksim galbūt Zoomo klasėje su kuo nors. Aš manau, tai greičiausiai taip ir nutiks. Tai va, sakys, mačiau tą video ir realiai, sakys, įkvėpėjai mane ir už tai. Duok dieve, aš pavyzdžiui, aš tikrai nesiruošiu daryti reklaminių kažkokių tai filmukų, žinai, tarp palmių, kaip dabar madinga, ar ten kažkur Maldyvuose. Man užtenka draugiškai su kolega pasikalbėti ir tiesiog pasidalinti taip nuoširdžiai, paprastai, galbūt kolūkietiškai, bet nereikia maivytis, aš manau. Aš mėgstu paprastumą, aš žmogus paprastas. Super. Tai va, tai to ir baigiam. Ačiū visi, kas žiūrėjot ir tada į greito. Ate. Iki.